Tai labas rytas visiems, kas žiūrėsit šiandieną skanių pokalbių laidelę. Ir šiandieną mes netradicinėje aplinkoje ir mes su Gintarė ekspromptum nusprendėm padaryti šitą video, tiesiog pasidalinti kai kuriom savo įžvalgom, idėjom apie laisvę būti savimi arba daryti dalykus tokius, apie kuriuos galbūt tik pasvajojote gyvenime, bet ir paliko pas jūs tik svajonėse ir jūs nepadarėt jų, arba apie tai, kaip tai padaryti, kaip patikėti tą savo svajonę, savo kažkokią nuojautą, vedimu, ne, kažkaip, ir kaip žengti tą pirmą žingsnį. Tai yra vėjas truputėlį, tai tikimės nenukris mūsų telefonas. Tai va, o šiandieną mes abidvi pakalbėsim, tai Gintarė ir manęs paklausinės, aš jos paklausinėsiu, nes mes turbūt abidvi turim tos patirties, taip sakant, daryti kažką tokio naujo, nepažinto. Ir įdomus tada pojūtis ateina ir mes galim iš tikrųjų tuom pasidalinti, apie ką tai yra. Tai labas visiems žmonėms, kurie žiūrėsit, kurie domitės savimi, kitais, kuriems įdomu, kaip sakėm su Inga, ne, kaip pasileisti plaukus ir daryti tai, ką iš tikrųjų nori daryti savo viduj. Ne tai, ką tau liepia, ne ten, kur tavo tėvai kreipia, ten, kur tau pasiūlymus duoda kažkur tai, o tiesiog pajausti savimi, pajausti, o kas aš esu ar ne, kokios mano savybės, kaip aš jas galiu įdarbinti iš viso savo gyvenime, tam, kad aš, kaip sako, kad jeigu tu darai savo hobį, tau niekada neteks dirbti, ar ne, tai kaip užsiimti tuom, kad nereikėtų dirbti ir būtų malonumas. Tai ką, Inga, tai ką papasakosi mums? Tai pradėkim gal nuo spektaklio, kuri visai nesenai, Inga buvo tai įkvėpėja, gal aš pasidalinsiu truputį, kuri atėjo ir sako, žinai, turiu svajonę. Gerai. Sako, nežinau, reikia išpildyti. Gerai, o ko nori iš manęs pavaidinti? O, gerai, nes aš irgi senai noriu vaidinti. Ir jinai tokia įkvėpėja, kur pagalvojau, kad jo, turi kažkokią svajonę ir tu galvoji, kad jau nebeišsipildys, nes tiesiog neturi diplomo arba niekada to nedarai. Ir Inga atėjo ir sako, aš noriu padaryti, ar jūs norit kartu, mes norim. Tai va, tai papasakok truputį, ką tu norėjai padaryti. Tai iš tikrųjų, mano pirmasis toksai bandymas, debiutas buvo kažkada vaikystės, gal netgi jaunystės, karts nuo karto toksai noras, svajonė būti režisierė. Aš kažkada galvojau, kad visai galėčiau gal ir kokį filmą sukurti, apie spektaklį kažkada niekada negalvojau, gal kad spektaklį. Nes įsivaizduoju, kad režisieriai, vis tiek reikia to diplomo, tam tikro išsilavinimo, bet taip, iš tikrųjų nemeluosiu, aš pati baigusi šokio edukologiją universitetą Vilniaus, taigi ten vis tiek tokių pagrindų, kas yra scena, kas yra scenarijus, kaip jisai vystomas, tuo labiau tai choreografija. Ir aš vis tiek šalia to kaip ir buvau. Bet žinot, spektaklis tai vis tiek apie kitką, apie tekstą, apie tai, kad reikia mintinai žodžius mokintis, kad turi būti įdomu, juk čia ne tai, kad atsistoja du žmonės, kažką pasako 10 minučių, tai turi būti bent pusę valandos kažkokio veiksmo. Ir žinokit, jo, tai man buvo tas, kad pirmą pasidalinau galbūt savo draugiai Juditai, tai jinai irgi mane labai palaikė ir žiūrėjo, sako, žinok, ir aš noriu vaidinti. Tada aš greitai permečiau savo draugų ratą, galvoju, va, Gintarė labai išraiškinga, galvoju, pasiūliusi jai. Ir iš tikrųjų, šiaip žinokit, net negalvodama, kodėl taip darau, kam tai reikalinga, tai uždirbsiu, neuždirbsiu, nes iš tikrųjų manęs niekas neremia, niekas nefinansavo, dirbo mano salėj tiesiog laisvų laiku, merginos netgi ir iš darbų išeidavo, buvo entuziazmas ir man, žinot, tai priminė kaip vaikystė iš tikrųjų, kai mes dirbom iš polėkio, kurdavom iš polėkio, ne iš to, kad įvertintų, ne iš to, kad uždirbti ar gauti, bet tiesiog iš to noro padaryti kažką tai įdomaus, ten pabūti kokią princese, pabūti kokią raganaitę ir, žinai, kaip vaikai bendrauja, tai atrodo taip smagu ir taip lengva.
ten greitai per vieną dieną mes atrodo vaikystėje kieme, žiūrėk, ir spektakliukus padarydavom. Bet kiekvieną dieną vis naujus. Ir man tai va, šitas spektaklis irgi buvo ta pradžia būtent apie tai, kad pasileisti savo plaukus ir tiesiog negalvoti, kas bus, jeigu bus, o kaip bus, o kam to reikia. Ir labai greitai, kai susistatė merginos, kadangi aš pati esu mentorė ir tikrai ateina daug žmonių su savo gyvom istorijom ir aš tai galvoju, žinot, kiekvienas žmogus yra atskiras tomas, atskira enciklopedija, istorija tokia unikali, kurios aš net nesu girdėjusi, dar vis naujesnė, vis žavesnė, įdomesnė. Tai argi čia ne spektaklis? Gyvenimas pats yra spektaklis iš savęs, ne mes režisieriai ir galim rinkti savo rolės. Tai man iš to labai tas ir noras atėjo, kad aš noriu parodyti spektaklį kaip tikrą žmogaus gyvenimą su tam tikra potekste. Tai yra, visas spektaklis buvo skirtas mamos kažkokiai istorijai, kurioje žmogus patyrė kažkokią giluminę traumą ir iki šioliai galbūt nešiojas arba dirba su ja. Tai taip gimė Nuoga tiesa, nes nuoga tiesa buvo apie tai, kad tai yra tikra, tai yra apie mane, tai yra apie Gintarę, tai yra apie kitą asmenį, tai yra apie kiekvieną iš mūsų tikrume, va toje tiesoje, nebijojime išreikšti save ir papasakoti pasauliui savo istoriją. Nes aš visada galvodavau prieš statant spektaklį, tokia vidinė būsena mano buvo, kad kaip noriu papasakoti pasauliui savo skausmą. Ir kaip tai išlaisvina, kad kiekvieną kartą, kai pasakoju kažkokiai draugiai savo istoriją, mane tai išlaisvina. Ir galvoju, kaip norėčiau atsistoti prie žmonės ir išcypti savo tą skausmą, išklykti ir pasakyti, taip, aš tokia ir mane paliko ir mane nubaudė ir taip, aš turėjau tokią šeimą. Todėl, kad aš supratau vieną dalyką, kad mes dažniausiai atveju apie kitus žmonės susikūrėm tokias keistas haliucinacijas savo galvoje, tiesos ten nėra, nes mes visi sėdim su kaukėm. Visi esam patogus vieni kitiems ir labai retai žmonių būna atviri. Bet reikia, žinai, tada bendrauti, būtent tik per bendravimą, per tą artimą ryšį, tada jau supranti, kad žmogus yra visoks. Ir tie visi mokytojai, kurie, žinai, vien tik tais nušvitime ir tam pozityvime, bet taip nėra. Gyvenimas ne apie tai, gyvenimas yra apie bangas, kurios ateina, kurios išeina, ar ne? Tai jo, žinai, dar norėjau pasidalinti į tą vieną temą, kur tu sakei, žinai, daryti nemokamai. Vat iš savo entuzijazmo. Tai kai aš pasakiau savo močiutei, kad aš dalyvausiu spektaklyje, žinai, jinai iš karto pirmas klausimas, ar tu ten gausi pinigų. Ir aš galvoju, kodėl vaikystėje, kai tu eini į būrelį, ar ne, dėl savęs, dėl savo tobulinimo kažkokio tai ar išreiškimo, ar ne, ar pabandymo, tai yra normalu, nemokamai tai daryti, o kai jau esi suaugęs, už viską turi gauti pinigus, žinai. Taip. Tai labai ačiū, Inga, tau, kad vis dėlto nereikėjo mokėti pinigų ir viskas iš to širdies vyko, žinai. Tai va, tai apie tą atvirumą, jo. Ir mainai, taip, bet čia senesnių žmonių samprata, nes mano mama irgi klausė, kam tu tai darai, ar gavai pinigų. Aš sakau, ne, negavau, o kodėl darei, tai jo, tada klausimas kilo, kodėl dariau. O dariau todėl, kad svarbu. Svarbu man, svarbu mano draugėm buvo, svarbu tikrai buvo kad svarbu. Išgirstų žmonės. Tiesiog, žinot, kaip yra, kai tu gyveni kažkokiam skausme ar gyveni kažkokioj tai traumoj, kažkokioj nepritekliui galbūt, nemeilėje, nepriėmime savęs, daug dalykų gali būti. Kartais žmogus galvoja, kad jis vienas pats šitam pasauliu su ta istorija. Todėl, kad visi mes tylim, visi mes pūkuoti, šypsomės, kaip gyveni gerai, o kaip tau gerai, o pareini viena į pagalvę verkia ir kita staugia pro langą, nes mes taip įpratę žiūrėti į akis ir šypsotis ir sakyti visada žodį gerai. Toks įprotis netgi išsivystęs greičiausiai pas visus. Kaip jautiesi gerai, kaip gyveni gerai. Man tai labai patinka, žinai, atsakyti dažnai visaip.
Va, Kad būna visaip, Taip. nes kitą kartą tikrai būna, nėra nuotaikos, nėra energijos Taip. kūne, nežinau, kažkokie perversmai vyksta, dar kažkas ir, natūralus procesas, kad ne visada viskas gerai. Tai Kad va. būna visaip. Tai būtent, va ta nuoga tiesa ir buvo Taip, apie taip. tai, kad tokią žinutę norėjau perduoti, kad pasileiskim plaukus, nusiimkim tas kaukes, būkim viena kitai nuoširdžios, bent jau apie moteris, tai ir vyrams tas pats, tiesiog atsiverkime pasauliui, atsiverkim žmogui. Nes tada toks įspūdis, jeigu tu atsiversi, aš ateisiu ir pasakysiu, Gintarė, man skauda, todėl kad man darbė blogai, jinai mane supras ir galės atjausti, galės pasiklausyti, išklausyti, Taip. ne? Bet Nes kartais daug nereikia, kartais daug nereikia tų patarimų, iš karto pulti kažkaip tai, ne? Užtenka pabūti kartais, pasėdėti šalia, kai yra blogas momentas, ar ne, kai tas emocija kažkokia eina, tas blogas irgi savotiškas, ar ne, neblogas, ta emocija, ta būsena kažkokia yra. Kitą kartą gal iš tikrųjų patarimo reikia, nes kažkur neišmanom, kažkur nežinom kažkokiose srityse dalykų ir vien tik, kad pasidalinu, gali ateiti atsakymas, nes kitas žmogus gal praėjęs tą patirtį sakys, žinau, kur tau nueiti, nueik ten ir ten, pasikalbėk su tuo ir problema bus išspręsta. Bet jeigu mes užsidarom, jeigu mes tokie, kaip tu sakai, tampam vieni, žinai, tada ir atrodo, kad ta problema yra milžiniška, nes aš esu vienas ir man sunku. Tai va tas palaikymas, ar ne, dar prieinam prie to žodžio palaikymas, labai svarbu, palaikykim vieni kitus. Tikrai labai svarbu, tai va, mūsų, ta mano idėja to spektaklio, tai ir buvo apie tą žinutę paskleisti visiems, kad tiesiog imkim kaukės šalin ir pradėkim išsilaisvinti iš savo emocinio bagažo, kurį nešiuojamės kaip akmenį arba kaip kažkokį maišą ant kupros ir galvojam, kad tai yra tik su manim vieninteliu ir vienintelė. O kodėl Dievas toks baisus, kodėl tik mane skriaudžia, kodėl tik mane. Bet jeigu jūs išgirstumėt žmogaus sielas, greičiausiai jūs suprastumėt, kad kiekvienas žmogus kenčia savai. Bet žinai, jeigu kalbant apie spektaklį, tai geriausias atvejis, man kas labiausiai patiko jau po spektaklio, kaip aktoriai, ar ne, kad iš tikrųjų palietė žmonių širdis. Žmonės verkė, jie buvo jautrus, labiausiai patiko, kai jau atėjo padovanoti gėlių, pasveikinti. Prieina žmogus ir sako, žinai, aš visą gyvenimą buvau savim, aš išlaikiau savastį, nesvarbu, kaip mane spaudė, nesvarbu, kaip tėvai norėjo, kad aš būčiau kitoks žmogus, nes ten vyras buvo tas prieš, žinai, ir sako, bet aš išlaikiau save ir aš tokia, wow, palietė, vadinasi, palietė, kad, žinai, nes mano istorija buvo kaip išbūt savim, ar ne, nesvarbu, kad ir tu keistas, kitoks, ten kažkoks, kaip žmonėms atrodo, bet tas jausmas, kad žmogus atrado mano, atrodo, asmeninį istorijų, savo istoriją. Ir todėl, kaip ir tu sakai, žinai, kad nėra vieno mano istorijos. Mes dažniausiai praeinam visi istorijas, tik ar dalinamės tom, jeigu dalinamės, arba kaip mes, kadangi konsultuojam, coachingą, psichologinės, emocinės konsultacijas darom, mes girdim labai daug žmonių istorijų ir tada tu po 10 metų, kaip aš, pavyzdžiui, ne, aš jau matau tendencijas, kad yra tų panašumų, yra tų grupuočių problemų, kur žmonės tiesiog eina visi per tą patį. Taip, būtent visi per tą patį, bet visi jaučiasi labai vieniši ir vienumoje su ta problema. Ir kaip tu sakai, ta problema tada išauga iki tokio globalumo, kad wow, vos be paneši ir galvoja, čia tik man ir tik tai man yra tik tai aš. Ne, tikrai ne. Visi mes turime labai daug išgyvenimų, tik tai mes nesam atviri, tai mes tuo spektakliu irgi norėjau parodyti, kad pradėkim būti atviri ir tai labai išlaisvina. O kas įgalino padaryti, tai žaismingumas labai, žinai, kodėl daryti spektaklį nemokamai, žmogus pamatys ir kas iš to, kiti, mano mama irgi klausia. Bet idėja ne tame yra, aš tai tikiu aukštesnę gale, kažkom daugiau ir tikiu visą tai, ką tu darai nemokamai, tau sugrįž 3, 4, o gal 10-eriopai, ne? Ir tai ne apie tai, kad tu viena šioje žemėje privalai būti tik laiminga. Ne, tai kuo tu labiau skleidi to džiaugsmo, kuo labiau pūti laimės dulkių į išorę, tuo labiau gražesnis pasaulis tampa. Tiesiog turi daugiau draugių, daugiau pažįstamų, daugiau žmonių atliepimų ir tai pakelia ir įkvepia šiaip daryti tokius darbus, motyvuoja. Žinai, tas, kaip tu sakai, dėl ko?
kai atėjo moteris po spektaklio ir sako, žinai, per tavo istoriją aš išgirdau, kad aš savo dukrai sakau ne tos žodžius. Kad būtent, nes mano mama vis laik kartojo, kad aš išskirtinė, kodėl aš tokia keista, ne tokia kaip visi, ar ne. Ir man tas takelis liko galvoj, kodėl aš esu keista ir išskirtinė, nes man kaip vaikui atrodė, kad aš esu normalus vaikas, paprastas vaikas, aš juk nežinau, kaip turi būti, kai esi vaikas, ar ne. Bet mama uždėjo tą neigiamumą, nesvarbu, kad tūkstančiai žmonių dėkoja už tai, kas aš esu, ar ne, už tai, kad nešu pozityvumą žmonėms, pakeliu nuotaiką, padedu praeiti tikrai sunkius procesus, bet mama uždėjo neigiamumą. Tai jau įsivaizduok, palietėm keli žmonės, kurie išliko savimi. Jie pasitvirtino, kad mano kelias yra geras, jau palietėm keli žmonės, nesvarbu, nes ne visi pasidalino iš tikrųjų, ar ne, kad aš jau žinau, ko nedaryti. Tai irgi didžiulis pasiekimas, nes galbūt ta dukra, kurie irgi mama nesąmoningai, tiesiog pavargus gal buvo, ar kažkas, tai mes be kaltinimų, jokių, kad, o, tu ten bloga mama, ar tėtis, ne apie tai. Apie tai, kad žmonės mes leptelim kartais, netikėtai, ar ne, o kartais kartojam, nes mes automatų labai daug dalykų darom, tiesiog iš automato nepamastom, kad čia ir dabar gal patylėti, gal kitą žodį parinkti, ar ne, ta prasme, iš tos emocijos išreiškiam. Tai įsivaizduok, ta mama jau parsineša kitą požiūrį į vaiką, jau parsineša kitą žodį vaikui, jau ras kažkokių atitikmenų arba patylės, galbūt jau kažkieno. Gal kažkas neturės vaidinti savo spektaklį, žinai, virš 30, kad išgyventi vaikystės traumą, žinai. Tai man rodos, kad tas ale nemokamas, žinai, gaunasi, kad jau neša rezultatus šiai dienai. Kažkiek rezultato yra, mes nežinom žmonės, jeigu atlieptumės daugiau, žinotumėm, jeigu atvirumas, ne, grįžtų. Iš tikrųjų, jo, aš irgi gavau žinučių, labai ačiū tos, kurios parašė, bet jeigu kas nors nori dar parašyti, iš tikrųjų būtų įdomu, toksai asmeninis patyrimas ir ką išsinešėt, ką integravote, ne? Mes po to darėm savirefleksiją iš tikrųjų ir mes visoje salėje kalbėjom apie savo tą tikrumą, kodėl mes tai darėm, kodėl palietė tą istoriją, kad sužinotų žmogus, kad tai tikros istorijos, kad merginos irgi jas neprisigalvojo, o jas gyveno, jose gyveno ilgą laiką, ne? Ir transformuoja kiekvieną kartą. Tai aš kiek atsimenu, iš merginų, tai kad transformacija vyko netgi spektaklio repeticijose ištisai. Taip. Tai argi dėl to neverta daryti tą spektaklį, ne? Tai... Jo, čia galiu pasidalinti, ar ne, tas savo patirtim. Jo, tai žinot, Inga parašė pagrindą ir paskui sako, dėkit žodžius, kurie jums yra natūralūs. Kad tas spektaklis taptų gyvas, tada perrašiau, turėjau perkratyti prisiminimus, o ką mama sakydavo, kaip jinai sakydavo, ar ne, nes dėjom emociją, dėjom tą, galbūt mano mama buvo griežtesnė, o Lina švelnesnė, bet jinai turėjo įsikūnyti tą griežtumą tokį, ar ne, irgi tas momentas. Ir tas scenarijus tapo gyvas dėl to, kad mes panaudojom tikrus žodžius. Tikrą išgyvenimą iš savo gyvenimo, ar ne, ir pasidarė tas momentas. Tai pas mane irgi, žinai, kai visą gyvenimą eina takelis, kodėl tu išskirtinė su to neigiamumu, tai ir klausimas buvo, ar ne, kuris labai įdomus buvo. Pradžioje sakinys, kodėl jų tiesa vertesnė už mano tiesą, kodėl aš vis dar čia ir turiu kovoti už teisę būti savimi. Žinot, iš pat pradžių buvo viskas normaliai su to sakiniu, bet po tų 3 mėnesių, tų repeticijų, kai jau reikėjo eiti į sceną ir repetavomės generalinės repeticijas, man reikėjo skaityti tekste tos žodžius, kad aš juos prisiminčiau, dėl to, kad aš pajaučiu, kad per tos 3 mėnesius tai transformavosi ir aš nebeturiu viduje šito klausimo, kodėl aš vis dar čia, kodėl turiu kovoti. Nes dingo kovojimo elementas. Taip, daug metų aš ir pradirbau su tuo, ar ne, bet tai buvo kaip egzaminas, pavadinkim, ar ne, kaip egzaminas iš tikrųjų išgyventi tą savastį ir pajausti, žinai, kaip konsteliacijos, ar ne, kur tu gali išgyventi kito žmogaus ar savo istoriją pamatyti iš šono. Per spektaklį irgi galėjau įsigyventi į tą vaidmenį vėl, bet jau suaugus ir pažiūrėti iš šono kai kuriais, arba išgirsti mamos žodžius, o kodėl tu nori visada viską įrodyti? Vėl transformacija, ar aš tikrai noriu visiems įrodyti ir taip, daug metų gal tai dariau, nes tai gavosi natūraliai, ar ne iš natūralumo tokio.
Ir atėjo diena, kai man nebereikia įrodyti, nes aš žinau savo vertę. Ar ne? Ir galų galėjau ten spektaklį eigoje, atsimenu, Inga atvažiuoja manęs pasiimti, laukiu stotelį, skaitau tekstą. Ir žodis meilė pradėjo manyje virpėti, ko aš jau daug metų, tiesiog priėmimas ar nepagarba, tokia švelnumas, ten daug visokių kitokių žodžių, bet meilę buvau atidėjus, o tekste buvo mama, bet aš noriu pažinti tą meilę, aš noriu jausti kitaip, gyventi kitaip, mylėti kitaip. Ir aš, žinai, po 3 mėnesių išgirstu to žodžius, žinai, kad aš iš tikrųjų to noriu, aš iš tikrųjų pripažįstu, kad jeigu jums manęs per daug, užmerkite akis ir rinkite savo kelią. Ir žinai, Inga, kas įdomiausia, kad iš po spektaklio frazės, kurias mes išmokom, ar ne, kurios buvo skirtos žmonėms, jos tapo mano frazėmis mano gyvenime. Aš savo naudoju tas frazes iš tavo sukurto to režisieriaus netobulo, žinai, kaip be diplominio. Tai lieka mano gyvenime, tavo tekstai, aš nešiosiuos juos su savim, nes, žinai, aš tokia žiūriu taip. Geriau aš liksiu viena, nei su žmonėm, kurie mato mano šešėlį, bet nemato manęs. Ir, žinai, tai padeda pasirinkti. Ar aš iš tikrųjų noriu būti su tai žmonėm, kurie užmeta man visokią, žinai, kokia tu turi būti, arba kaip aš tave matau. Ir aš tokia, nuvalom. Ne, aš ne apie tai. Tu pažiūrėk į mane, ta prasme, o ne per savo kažkokį filtrą. Ir tai gyvenime, žinok, didelį įtaką, ačiū tau labai. Nes didelį įtaką mano gyvenime, sakau, paliko žodžiai, kuriuos aš dabar naudoju. Bet irgi tie žodžiai turbūt man iš visų irgi to pačio viso konteksto, irgi turiu jūsų sakinius. Ir kas man rezonuoja labai ir aš kartais eidama irgi prisitaikau, žinai, kad aš kitokia, tai ar dar kažką. Ir man labai tas... nemoku pasakyti, aš galvoju, nebereikalo jūs turėjo tas rolės, turbūt nebereikalo visą tai padarė mane, kad visom kažkokia transformacija. Gintarė turi savo, Judita savo, Lina, kuri net ne savo istorijoje te buvo, tik tai jos mama, bet jinai irgi, kiek atsimenu, dalinosi, kad kiek jinai išgyveno ir kitų dalykų, tai aš galvoju, kad būtent toks tikslas ir buvo, toks kaip ir terapinis spektaklis gavosi, ne? Prasiterapinom mes, o aš kiekvieną kartą su tuo sakiniu, tarp kitko, man integruojasi po viso to, kas įvyko, dabartiniu momentu, kas yra nuoga tiesa, ta žodis, būti nuogai, būti nuogai. Ir man tada ateina mintis, taip, Inga, tai tu turbūt ir esi apie drąsą, apie tą nuogumą pasauliui. Taip. Kad galbūt aš turiu parodyti pavyzdį pasauliui, kad tai yra saugu būti nuogai. Tai yra saugu. Pažeidžiamume, žinai, tas nuogumas tai yra pažeidžiamumas, kada nebebijom konfrontacijos, nebebijom atsakomybės, nebebijom eiti į konfliktą, nežinau. Tai su visko susiję, tai gyvenimas nėra vien tik apie grožį, tų konfliktus irgi turi mokėti spręsti, ar ne? Komandinis darbas, kaip komandai sutarti, kaip gražiai vienas su kitais sušnekėti, nes kartais norisi, žinai, ten parodyti savo galią, kartais ten jautiesi menkesnis, ta prasme ir vėl suderinti, kad būtų harmonija ir balansas. Taip. Išsakyti nuogoje tiesoje, man taip nepatinka. Ne, ta prasme, arba aš galvoju, palauk, ne taip daryk, dabar šitą sceną, žinai, pakeičiam. Ir gerai, žinai, ta prasme, tai gal buvo momentiniai, gal pas mumis nebuvo nei tokių konfliktų, nei kažkokių, mes kažkaip gražiai labai, kadangi visos susirinkom to paties, visos susirinkom to nuogumo, to tikrumo ir supranti, kad, žinai, ką norėčiau pabrėžti, kad prie to nuogumo šalia turi stovėti ir priėmimas, supratingumas kito žmogaus arba tavo paties netgi, ar ne, ir kito žmogaus atžvilgiu. Šiandien jinai atėjo blogos nuotaikos. Šiandien jinai atėjo gal su problema, gal po ligos, gal serga. Ir vėl tada turi adaptuoti save, priimti tą žmogų, kad jam šiandien taip. Ir vis tiek mes galim daryti repeticiją, ar ne, tarkim, ar ne, ten. Gal daugiau atsigerkim arbatos kavos, pašnekėkim prieš spektaklį apie tai. Išsikalbėdavom, paleisdavom emocijas. Iš tikrųjų, čia irgi man tas labai, sako, nepasitenkinimą reikia visada išsakyti, pasakyti, tai išlaisvina labai. Ir aš atsimenu pirmą kartą, kai aš nusprendžiau, jau priėmiau sprendimą apsiimti ir daryti. Jau tą spektaklį visiškai susitaikiau su ta, kad
nu nežinau, kas gausios, bet, nu, davai, pabandom. Tada aš atsimenu, atėjau ir sąmoningai, ir aš džiaugiuosi, kad mes sąmoningam kelyje labai, kas yra sąmoningumas, vat, kad mes priemam vienos kitos emocijas, mes žinom vieną kitą daugiau mažiau, o jeigu nežinom, tada tas žmogus tikrai pasisako, kad man taip, anaip ar trečiaip. Mes va tokios nuogos būdavom ir repeticijoje, ateinam su savo kažkokiu bagažu, išsikalbam, būna pusę valandos, prakalba mane, tada pamirštam, kad reikia dirbti. Netgi. Apie gyvenimą tiesiog, nes mes moteris dar plus, kur reikia pakalbėti, išsisakyti, bet tai irgi apjungia. Labai. Tai apjungia, tai irgi reikia ne tik tai, žinai, dirbam, bet va to ir pokalbio, ir to suartėjimo, nes per tai irgi pažįstam žmonės, ar ne, va, susipažįstam artimiau. Tai dar suartino mus, kaip draugiam padarė visas iš tikrųjų, visas, kur buvom po biškį atskirai kažkaip, dabar visus susibūrėm į bendrą tokį jo. Tai vat labai iš tikrųjų, vat, noriu ką pasakyti, tai nebijokit eiti, daryti nieko. Jeigu ir galvojat, kad netyčia susapnavot savo svajonę, tai žinokit vis tiek, eikit ir darykit. Bent jau pabandykit. Nes aš galvoju, visą kokią mintį turiu, va dabar gyvendama. Turbūt ta nuostata mano bus mano kelrodė žvaigždė. Kad kai moteris iki 50 metų, jinai dar ten kuičias, muičias, ten vaikai, vyrai, katilai, gal baba, mama, tėtis. O kai tau sueina 50, yra toks posakis, nėra ko prarasti. Tai ir jaunystėje nėra ko prarasti. Ir jaunystėje nėra ko prarasti. Tik tai gaila, tik laiką prarasit. Ta prasme, va tik tai tiek. Ten neprarasit, prarasit laiką. O kadangi aš taip galvoju, aš laiko gal ir nebenoriu nieko praradinėti. Ta prasme, laikas yra čia ir dabar. Ir jeigu aš nenuspręsiu čia ir dabar daryti, vadinasi, tai liks mano tik tai svajonė. Ir kai mirsiu, patale galėsiu garsiai savo ištart. Kaip svajojau padaryti spektaklį, bet taip ir nepadariau. Taip. Tai vat, kad to sakinio nebūtų pas manęs, o būtų tokia, žinai, senatvėje mirštanti, jau guliu pataluos ir sakau, ačiū Dieve, viską padariau, apie ką svajojau. Tai galiu prisiminti dabar frazes, kurios išliko ten ar ne žmonių veidus. Aš tai vat norėčiau dar paantrinti prie tavęs, žinai, kad iš tikrųjų nebijoti daryti, drąsiai daryti ir nebijoti klaidų. Iš tikrųjų gali ir nepavykti, gali iš pat pradžių nepavykti, jeigu tai niekada neprisilietėm prie kažkokio dalyko, bet nebijoti daryti. Apskritai, kaip sako, daryk, ką bijai daryti, ženk tą žingsnį, nes tik, žinot, ateina baimė. Ir baimė nyksta tik tada, kada tu pirmą žingsnį pradedi daryti. Kai tik tai pradedi pajudėti, tu supranti, kad reikalai susitvarko, greitai viskas išsiaiškina, klausimus kažkas atsako. Bet kol mes tinkstam viduj, oi kaip norėčiau, bet neturiu gabumo, tos mintis, kurios labai trukdo gyventi, ar ne? Tai panaudoti savo kūną ir tą įkvėpimą. Nebijau klaidų, ir kas? Paplosiu savo, susimoviau, varau toliau, bet būsiu, žinot, klaidų nedaro tik nedarantis. Jeigu tu nieko nedarai, tai tikrai klaidų neturėsi. Bet klysti yra žmogiška. Aš ką norėčiau iš tikrųjų pabrėžti, kad nebijoti. Ta prasme, gerai, mums pavyko, tau pavyko, ar ne, mums pavyko kartu. Bet gali ir nepavykti kitą kartą, ta prasme. Ir su to irgi viskas yra gerai. Bet žinosit, kad man iš vis gal net nepatiko. Ne, ta prasme, oi galvoju, kaip fainiai pabūti vyrėja. Ten, žinai, pabūni vyrėja tam restorane, geram, kokiam kokybiškam. Ir tu supranti, kad ten pavargsti, tau laimės ten netikė to žmonės maitinti, gal geriau žmogaus būseną pakeisti, man daugiau laimės atneš. Bet tu nepabandęs, kartais negali žinoti. Ir nebūtinai paaugliams tik eiti bandyti būrelius. Ir jūs suaugę žmonės galite eiti, bandyti. Yra visokių šiais laikais galimybių, to labiau Lietuvoje. Pirmyn į savo svajonės, ta prasme. Taip, bet dabar man taip užmotivavai ir galvoju, aš dar tokią mintį irgi turėjau, tai gal ir pasakysiu to pačiu, kad nuo kito rugsėjo mėnesio, tai aš ir galvoju, pakviesiu, kas nori į tokius terapinius spektaklius, dar nežinau pačio formato. Ar tai bus kaip keliauti su tais spektakliais po visą Lietuvą, ar tai bus vidaus, tik tai vidinio tokio repeticinio formato spektakliukai, bet aš supratau vieną, kad kol žmogus nepasako savo tiesos garsiai ir nemoka įvardinti, išnešti iš savo vidaus į išorę, tol jis visada bus užstrigęs tame vidaus
kažkokiam skausme, kažkokioj iliuzijoj, kuris kūrė tik tai protas praktiškai ir ten gal nieko tokio ir nėra, bet kai tu atsistos ir drąsiai pripažinsi savo, kad taip, aš tai patyriau ir žodžiu, ne vaizdiniais, netgi tu tai parodysi, kūno judesiais, išjausi, tada pasileis viskas iš tavęs. Taigi čia rugsėjo mėnesį, tai aš apie tai informuosiu dar. O dar noriu paklausti apie Gintarės kelionę. Jis vat irgi iš tų moterų, kuri pasileidžia plaukus ir dažnai sako, beveik kiekvieną dieną. Tai vat gali tu papasakoti apie savo, vat, kas tavo gyvenime, kokia dalis buvo, apie tą pasileidimą, apie drąsą daryti, kai niekas netiki. Tai dar norėčiau paantrinti tavo, žinai, kaip Paulo Coelho, kaip tik savo knygui Zahiras ir dar Don Juanas iš Kastanedos knygų iš tikrųjų rašo apie tą patį, nes Paulo Coelho iš ten paėmė, kad būtent Zahiro knygoje labai fainas yra, kad darė žmonės būtent tą terapiją. Buvo kavinė, kur tu turėjai ateiti, atsisėsti ant scenos ir tu turėjai papasakoti savo istoriją. Va, matai, taip, nieko naujo. Tai tu iš savo to vidaus pajutė, aš jau buvau perskaičius daug metų atgal. Man labai tas užkliuvo, žinai, nes būtent papasakojus tą nuogą istoriją, kur mes visi turim gėdingų istorijų, šlykščių istorijų, baisių istorijų, piktų istorijų, linksmų, pakylėtų, entuziastingų istorijų, bet tas skausmo istorijas, va, sako, ten ir buvo tas vakaras skirtas, kur ateiti, žinai, ir transformuoti papasakojant. Tai va, norėjau papasakoti, kad jo, viskas į tą pusę, kaip sakant. O jeigu taip trumpai, tai aš pradėjau kaip kvėpavimą, ar ne, tai buvo 2013 metai ir niekas apie tai nežinojo. Tai buvo mano pradžia, kai visi sako, ar eisi į universitetus, ar ten kažką, o aš ten dirbau užsienį išvažiavus, žinai. Ir aš galvoju, nu ne, aš nedirbsiu vis laik užsienį, žinai. Grįžus aš tiesiog pajaučiau, kad čia mano veikla, savęs pažinimas, tas gilinimas į save, saviugdą, nes mane tai patraukė. Žinai, kodėl patraukė? Nes tam nėra ribos. Nėra ribos ir aš supratau, kad, nu, ten skinsi tas paprikas, menkas ten to patobulėjimas, aišku. Po 8 valandas paskaitas klausiau knygas, kai klausiau, žinai, tai čia mano buvo tobulėjimas, nes aš to norėjau. Bet žiūrinti to žmonės, nu, tiesiog tam kartui. Ir aš supratau, kad aš to nebūsiu, žinai, tai grįžus į Lietuvą tiesiog atėjo kvėpavimas. Tai va tas požiūris, žinai, žmonių. Ką tu čia sugalvojai? Nu, kvėpuoji? Ką čia tavo darbas dabar bus? Žinai. Čia darbas, visi moka kvėpuoti. Taip, ir čia darbas iš viso, ta prasme, tu gausi už tai pinigus, kaip suprasti. Ir ne, tai va, tai jau dirbu, kiek dabar 25, tai kiek gaunasi jau 12 metų, ar ne, 12 metai eina. Kaip vedu kvėpavimo sesijas, vis dar aš jas vedu ir galvoju, tai mano drąsa, va, tas pojūtis, kad aš apie tai, kad aš turiu daryti tai, o ne tai, ką man mama pasakė, ką mano baba norėtų, žinai, to diplomo. Ir paskui tu susilaukia, žinai, po 10 metų, žinai, kai tau 30 sako, nu tai ką tu, be statuso, be diplomo, žinai, be to, bet aš atsisuku iš tikrųjų, žinot, vat, tas nekreipti dėmesio, ką žmonės sako, nes jie turi savo vaizdą apie mane, ar ne? Bet kai aš atsisuku ir aš galvoju, žinai, aš labai daug žmonių paliečiau. Ir tikriausiai žmonės galėtų parašyti, nu, nežinau, 100 tūkstančių, gal net žinučių, surašyti, kiek žmonės yra dėkingi už tai, kad atėjo, praėjo kažkokius seminarus, ar ne, kur einam giliau, einam apie save, apie tarpusavio bendravimą, apie drąsą būti savim, nes per patyriminius paskui, ar ne, gyvenime, per emocijų paleidimus, per žaidimą, kurį sukūriau terapinį, ar ne, per žodžiu įvairias mano veiklas, dabar human designas, kur ateina žmogui atskleidti tiesiog, kas jis toks yra, ar ne, ir visi mano darbai, kuriuos dabar išvardinau, tai yra, nu, nestandartas. Ar tu psichologė su diplomu, ta prasme? Kai aš mokiausi psichologijos universitete, aš supratau, kad aš jau 10 metų darau emocijų paleidimą, visi klausimai duoti, visas suvokimas jau atėjo, gal man iš natūralumo, nes aš kaip psichologė, žinai, daug metų apskritai su žmonėm, apie žmonės, dievinu žmonės, bet visos tos mano veiklos atrodė kažkokie crazy dalykai. Bet šiandien dienai dar kažkaip išgyvenu, dar kažkaip, tai žinai, ir žmonės ateina ir tiki ir praeina savo procesus. Ir kaip sakau, jau žmonės dažnai ateina netgi tie, kurie, žinai, šiaudo griebėsi, sako, jau niekas nebepadėjo, Gintarė padėk, žinai. Tai vadinasi, ta mano drąsa, kuri atrodė, žinai, kur turėjau stovėti, nu maždaug taip, žinai, kovoti, atsimušti ten babas, mamas, žodžius visokius, žinai, ir išlaikyti tą, kad
Bet aš jaučiu, kad aš noriu ten būti, aš jaučiu, kad, o Dieve, kiek kvėpavimas mane išlaisvino, kiek padėjo ten skyrybas išgyventi, žinai, ten pakeisti būsenas, atrasti kažkokį dėkingumą, atrasti daugiau to šviesos smegenyse, protė ir kūne, ir gyvenime apskritai, Taip. žinai. Aš atsisuku ir galvoju, buvo verta ta kova. Be abejo, nu, tu turėtum Taip. diplomą ir tą papriką po šiuoliai pjaustytum virtuvėje su to diplomu. Tai vat mes taip save nuvertinam kitą kartą arba nu taip nemokam patikėti tuo vedimu, o kaip Gintarė, kvėpuoti. Nu kas per darbas tais laikais kvėpuoti. Čia mano baba kažkada sakė, kad aš norėjau šokėja būti, tai atsimenu, babytė sako, viešpatė, tu eisi su guminiais batais pas traktoristą prašyt, kad eitų pašok. Bet suprantat, jinai sako tik iš savo kažkokio laikmečio. Laikas praėjo, šokiai ir būt choreografė buvo labai pelningas darbas ir po šioliai tebėra labai pelningas darbas. Tuo labiau, kad siela dainuoja. Netikėkit niekom, tai aš irgi vat paantrinsiu, niekom, savim. Savim, taip. Norite eiti ten ir drąsiai, ir negalvokit ir nežinokit, kodėl, kas, kaip. Iš tikrųjų, va, Negalvokit apie tą ateitį, apie tą pasiekmę kartais. Ta ir kai prasme. nežinot, ir eikit į tą nežinomybę, nesužinosit tada, kai važengsit, kai atidarysi kažkokio vizito įstaigos duris, tu sužinosi, kokio dokumento reikia. Nu, namie tu sėdėdamas prie teliko nesužinosi visko. Ar ten taip, ar kitaip, ar trečiaip. Nes viskas gimdosi, nu čia vat, viskas automatiškai. Ne? Žinai, čia kaip tu apie tą mirties patalą, žinai, kaip sakai. Tai buvo mano irgi lūžis, kažkur po 7 metų tą darbą, žinai, aš tokia sėdžiu, galvoju, tu, nu, kažkaip jau buvau atsitraukus, ten, žodžiu, irgi visokių dalykų vyko gyvenime ir paskui galvoju, nu reikia sugrįžti, supranti, ir jau ten nebe Kaune gyvenu, grįžau į Mažeikius, žinai, galvoju, Dieve, nu kaip, žinai, reikia vėl pradėti daryti savo darbus, kvėpavimus, seminarus, žinai. Ir atsimenu tą mintį labai labai gerai, žinai, kai atėjo ta baimė, žinai, baimė vėl daryti, ar čia ateis kas nors tų žmonių bus, nebus, žinai. Aš įsivaizdavau, sakau, Gintarė, o jeigu dabar tu įsivaizduoji, kad tau 60 metų, nu 70, ne, man buvo 27 metai. Ir pritempiau tą situaciją, supranti, kad sakau, o jeigu dabar niekada nepabandau, einu į Maksimą, nežinau, ten einu kažkur tai ieškotis darbo, paprasto, nu žemiško, kaip baba, mama sakė, žinai, ir nebepabandau daryti seminarų. Tu neįsivaizduoji, man toks užėjo liūdesys, toks nusivylimas savim ir, žinai, aš pajaučiau, tada man davė per tą, žinai, pajautimą, kad o kas bus, jeigu tau ateis 60-70 ir tu gulėsi ir tikrai sakysi, Dieve, pradirbau aš tam, žinai, parduotuviai kokio ten, žinai, ne pagal savo prigimtį visai. Ir aš net nepabandžiau surinkti nei ten vienos grupės žmonių. Man tada supratau aš, kad aš tiek gavau įkvėpimo, žinok. Galvoju, einu ir darau. Ir pabandysiu, žinai, ir pabandysiu iš naujo. Ir ką jūs galvojat, bibliotekoje salėje netildo po 20 keli žmonės, 25 ir važinėjau per miestus 6 dienas per savaitę, tranzuodavau per Lietuvą, nes tiek grupių rinkau žmonės. Nemokės tų pinigų, mokėjo. Žinai, vasarą, žinai, žmonės ten laksto, ant 30 laipsnių buvo, atsimenu, visi guli, kvėpuoja. Žinokit, netikėkit standartais, netikėkit, kad dabar žmonės ateis ir reikia ten daržus ravėti, žinai, ir pavasarį niekas pas jumis neteis. Čia ne apie tai, kiek tu turi širdies darydamas savo darbus. Nes tas nusivylimas savim po daug metų, jis man rodos daugiau kainuotų negu pabandymas. Ta akimirka, nu nebūtų pavykę, galbūt reikėjo eiti ten dirbti, nu kažkur paprastą darbą. Su visais darbais yra viskas gerai, bet ar mūsų prigimti tie darbai yra, ar ne? Ar tu tik dėl to, kad reikia išgyventi ir eini tenai, žinai, nu. Jo, bet dauguma taip yra, nes mes taip išmokyti galbūt, žinai, turim įsitikinimus, bet iš tikrųjų, va, kaip Gintarė sako, pasitikėkit savo širdim, nes toks liūdesys, vat, netgi aš taip per save perskanau, Jėzau, jeigu dirbčiau kažkokį baisų darbą ir būčiau nepabandžius netgi to spektaklio, kurį kažkada vaikystėje žiūrėdama kiną Gražuolė, aš visada norėjau būti ta Gražuolė, šokti ten, vaidinti. Tai argi neverta vien dėl to, kad tu suteiki savo tokį malonumą stovėti, kalbėti, būti ten, aš nežinau, tai aš tik linkiu dar kartą visiems, kad jūs išsilaisvinkit iš tų stereotipų. Netikėkit iš tikrųjų ten nesąmonėm, kad kaip turi būti arba kaip reikia. Darykit kaip norite. Kaip norite. Kaip kviečia širdis. Taip. Tai ką, gal mes jau tą gaidą ir pabaigsime, ne šiandien? Tai va, fainai pabendravom. Labai fainai.
Ačiū. Miela, labai. mes draugystėje ir išėję, o Jo. jūs? Jo, tai ką, gražios dienos. Gražios visiem, dienos, ane? būkit laimingi. Būkit laimingi. Iki. Iki.